Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dvasia Viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink. Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvesis, tu paguoda liūdesį. O šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprink tikėjimą. Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda. Nuvalyk, kas suptepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šaltį duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų. Duok mums mylintiems tave, tikintiems tava galia, dovanas 7. Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja, ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja. Melskimės, Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa. Leisk mums tos dvasios dėka visą, kas gera mylėti, ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, 3 dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Meldžiame Viešpatį pagilinti mūsų tikėjimą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės. Prašome Viešpatį sustiprinti mūsų viltį. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Prašome Viešpatį uždegti mumise meilės dorybę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Džiaugsmingoji šventojo rožinio dalis. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Pirmoji džiaugsmingoji paslaptis – apreiškimas. Skaitinys iš Evangelijos pagal Luką. 6 mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas, iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: Sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi.
Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man taip, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Pagalvokime apie skaitytą Dievo žodį ir kalbėkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas pas mergelę, o mergelės vardas buvo Marija. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus, ir jo viešpatavimui nebus galo. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave šešėliu. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Todėl tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo Dievas. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk sielas į dangų, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos tavo gailestingumo. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 1996 m. kovo 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, vėl jūs kviečiu ryžtis mylėti Dievą labiau už viską. Dabar, kai žmonės persmelkti vartotojiškos dvasios ir pamiršę tikrasias vertybes, vėl kviečiu jūs Dievui skirti pirmąją vietą savo gyvenime. Neleiskit šėtonui jūs įkinkyti į medžiaginės gerybės. Apsispręskit pasirinkti Dievą, laisvę ir meilę. Rinkitės gyvenimą, o ne sielos mirtį. Dabar, kai mąstote apie Jėzaus kančią ir jo mirtį, kviečiu jūs apsispręsti už gyvenimą, pražydusi prisikėlimu. Jūsų gyvenimas šiandien tebūna atnaujintas atsivertimu, kuris nuves jūs į amžinąjį gyvenimą. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Antroji džiaugsmingoji paslaptis – aplankymas. Skaitinys iš Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija, susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laimingai tikėjosi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Pagalvokime apie skaitytą Dievo žodį ir kalbėkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo pikto. Amen. Marija, susiruošusi, iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpatės motina aplanko mane? Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpatės jai pasakyta. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. O Marija prabilo, mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 2006 m. Liepos 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, šiuo laiku nemastykit vien apie kūno poilsį, bet raskit laiko ir sielai. Tyloje šventoji dvasia jums teprakalba. Tyloje
Šventoji dvasia jums te prakalba. Leiskit ją jūs atversti ir pakeisti. Esu su jumis ir užtariu pas Dievą kiekvieną. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Trečioji džiaugsmingoji paslaptis – gimimas. Skaitinys iš Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant prisiartino metas gimdyti ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys. Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: Nebijokite, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas, jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama: Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Pagalvokime apie skaitytą Dievo žodį ir kalbėkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Juozapas ėjo į Betliejų drauge su savo sužadėtine Marija. Jiems ten esant prisiartino metas gimdyti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ji pagimdė savo pirmgimį ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys. Jiems apsireiškė angelas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Angelas jiems tarė: Skelbiu jums didį džiaugsmą, šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi.
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Piemenys nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. 3 išminčiai atvykę pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 1986 m. Liepos 17 dienos pranešimas. Brangus vaikai, šiandien kviečiu pamastyti apie tai, kodėl taip ilgai esu su jumis. Aš esu tarpininkė tarp Dievo ir jūsų, todėl kviečiu visada gyvenant mylėti taip, kaip to nori Dievas. Tad visiškai nuolankiai gyvenkit kiekvienu mano išgirstu žodžiu. Ačiū, kad atsiliepėt į mano kvietimą. 4. džiaugsmingoji paslaptis – paaukojimas. Skaitinys iš Evangelijos pagal Luką. Praslinkus 8 dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti viešpačiui, kaip parašyta viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas viešpačiui. Ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme. 1 purplelių arba 2 balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodas. Ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, pašlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir tarė motinai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui, jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Pagalvokime apie skaitytą Dievo žodį ir kalbėkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktojo. Amen. Praslinkus 8 dienoms po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir Dievo baimingas vyras. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs Viešpaties Mesiją. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų kaip įstatymas reikalavo, Simeonas paėmė jį į rankas ir šlovino Dievą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jis sakė, dabar gali, valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui iškeliauti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Simeonas palaimino juos ir tarė Marijai, štai šis skirtas daugelio nuopuolimui ir atsikėlimui. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ir tavo pačios sielą pravers skausmų kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Nazarete vaikelis augo ir stiprėjo, ir Dievo malonė buvo su juo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Netrukus šventoji šeima nuo Erodo pabėgo į Egiptą. Apie tai pranašas Ozėjas sakė, iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 2001 metų balandžio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, ir šiandien kviečiu jūs melstis. Malda daro stebuklus. Kai pavargstat ar sergat, kai nematot gyvenimo prasmės, imkit į rankas rožinį ir melskitės. Melskitės tol, kol malda taps džiugiu susitikimu su jūsų išganytoju. Esu su jumis, užtariu ir meldžiu už jūs, brangieji. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. 5. džiaugsmingoji paslaptis – atradimas. Skaitinys iš Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis jiems buvo klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malonę Dievo ir žmonių akyse. Pagalvokime apie skaitytą Dievo žodį ir kalbėkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Kai Jėzui sukako 12 metų, Jėzus, Marija ir Juozapas vyko į Jeruzalę švęsti Velykų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Iškilmėms pasibaigus, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Grįžo ieškodami į Jeruzalę. Po 3 dienų rado jį šventykloje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jie rado jį sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmintimi ir atsakymais. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jo motina tarė jam, vaikeli, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jis atsakė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jėzus augo išmintimi, metais ir malonę Dievo ir žmonių akise. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Marija, taikos karalienė, melski už mus. 2008 metų balandžio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, ir šiandien kviečiu jūs, kad stiprėtumėt Dievo meilę lyg gėlė, pajutusi pavasario spindulių šilumą. Taip ir jūs auginkit Dievo meilę ir perduokit ją visiems, kas dar tebėra toli nuo Dievo. Ieškokit Dievo valios ir darykit gerą tiems, ką Viešpats atsiunčia jūsų keliuose. Būkit jiems šviesa ir džiaugsmas. Ačiū, kad atsiliepėt į mano kvietimą. Ačiū, kad atsiliepėt į kvietimą maldai. Dėkoju už bendrą maldą ir siunčiu linkėjimus iš Medžiugorjės. Viešpats telaimina visus.